Veidrodis yra vienas paslaptingiausių ir mistiškiausių daiktų, turinti savybę paimti energiją iš erdvės, kurioje yra, ir susijęti ją su mirusiųjų pasauliu. Kai sudūžta, jis gali išlaisvinti visokius nelabuosius, kurie prilimpa prie šalia esančių žmonių ir pasklinda jų supančioje erdvėje. Veidrodis gali sudužti dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, jo dužimas gali būti kaip įspėjimas, kad jūsų laukia kažkokia bėda. Arba kad jis sukaupia daug neįgiamos energijos iš blogio jums linkinčio žmogaus, kuris dažnai lankosi jūsų namuose. Apie problemos mastą galima spręsti pagal sudužusio daikto dydį. Mažas veidrodėlis didelių problemų nežada, o didelis gali sukelti rimtų bėdų, tokių kaip darbo praradimas, liga ar bankrotas. Nepriklausomai nuo to, kodėl jis sudužo ir kokio jis dydžio, nelaimių išvengti įmanoma. Turite atlikti tam tikrą ritualą, po kurio reikia viską atsargiai išmesti. Vos tik sudužo, nedelsiant paimkite žiupsnelį druskos ir meskite per kairįjį petį, už kurio dažniausiai stovi piktasis gundytojas ir šnabžda savo juodas mintis, sukeldamas jums baimę. Po to 3 kartus apsisukite į kairę pusę. Tai suklaidins nelabuosius ir privers juos likti nuošalyje, kol jūs viską sutvarkysite. Kad energetinis purvas prie jūsų nepriliptų, šukės surinkite mūvėdami vienkartinės pirštinės, stengdamiesi šukėse neatsispindėti. Uždenkite jas tamsios spalvos audiniu ir viską sudėkite į maišelį. Taip pat reikia išmesti rėmą ir net kabliuką, ant kurio veidrodėlis kabėjo. Ta patį vakarą visa tai turi būti užkasta giliai į žemę. O jei nėra galimybės užkasti, vėlai vakare išmeskite į šiukšlių konteinerį 3 kartus sakydami: niekam niekados nuo šio maišo turinio nebus jokios žalos. Jei tai padarysite tik kitą dieną, 7 metus jūs persekios visokios problemos, o jūsų gyvenime bus visiškas chaosas. Vieta, kurioje jis nukrito, paviršių kruopščiai nuvalykite šlapia šluoste. Kur kabėjo veidrodėlis ir kur gulėjo jo duženos, apšlakstykite šventintų vandeniu. Jei neturite šventinto vandens, galite naudoti tą vandenį, kurio pasisėmėte magišku laikotarpiu. Po to uždekite baltos spalvos žvakę. Vietoj sudužusio reikia nupirkti naują ir pakabinti toje vietoje, kurioje kabėjo ankstesnis.